Sveiki, draugai, tai kaip matote, turime Renault Twingo 99 metų, stilingas, juodas, vikrus miesto automobilis. Na, apie stilių čia atskiras skonio reikalas. Čia gal, jeigu lyginant stilių su maistu, tai kaip vakarieniai dešrelės, pavyzdžiui, pieniškos. Tai šiaip pats išsirinkau, draugai nupirko, dabar žiūrim, ką turim. Einam pasižiūrėti. Taigi einam pabandyti užkurt. Draugai atvarė, dar prieš man pasirodant. Ir nežinau, ko čia tikėtis. O, čia šviečia, ten ne. Rimtai. Dar kartą. Ne. Ką čia nupirko? Mechanikai jūs. O. O jinai bent važiuojanti? Twingo, labai ekologiškas, mažas 1,2 litro varikliukas su visais 44 kW, akivaizdu, nes duslintuvas gabalais byra. O gal katalizatorius? Bus matyt. Va tiek vat. Šyr. Gal duslintuvo rūdis, bet tipo vidu jisai supnėjęs. Smagu žinot, nes iš išorės labai gražus. O šiaip, kas čia per skystis? Irmi. Tai žiūrim, kas čia dar su juo. Nu, kažką minėjai man. Spidometras, žiūrėk, neveikia. Tai kaip kurui žinosim, kiek yra. Ai, nu okei, kuras gal svarbu. Nes greitis tai nesvarbu, nes neįsibėgėsi. Na, bet užgestų dar į kelią. Nėra smagu. Na, ja. Tai gal tada einam spręs šitą problemą. Tik tai kaip, tu gal jau žinai? Jo, žiūrėjau, biškai. Tai čia 3 varžtai atsisuka ir nusima pusę skydelio. Panelės tiksliau. Ir... O, galėsim prieiti čia. Ok, jeigu čia vadinas panelė, tai davai traukiam ją. Pažiūrim, kiek laiko užtruksim, ne? Galim, pažiūrėti. Nu jo, skydelis rodo 2 lemputės. O ne greit. Nežinau. Tadai, gal geriau užsidėk. Dar nieko neįsivalėt, neaišku, čia yra. Čia žmogus gyvena, turbūt. Prancūzas koks. Fainas šalikė. Nu jo, pardavė sakė, kad čia gyveno senukas kažkoks. Bandom imti. O jeigu traukt? Eik, čia nieko nėra? Vėl 2 varžtų. Dar varžtų? Žiūrėk, ai tai va, čia gulėjo varžtas, jisai neįsuktas, jau kažkas reiškia lindo. Ieškoju. Geras, šiaip bairis žiūrėjau YouTube'ai šitas mašinas ir pas visas šias suskilinėjai. Nu, itališko kaitros. Kokios? Prancūziškos, ne itališkos. Taigi prancūzėlis važinėja. O gal nuo lietuviško šalčio? Labiau, žinai, medžiagos traukės prie šalčio, prie karščio plečias. Tiek tai išmokau mokyklai. Paskutinis palėtas tvarko elektroniką. Žinai, kaip BMW ar tuose mašinose būna šitos fiškės su 2 tais tokiais ragiukais. Ja. Pataup. What? Čia su... Ai, vienas tipo šonas tik. Fun fact. Raktas. Kaip nosi pasikasyti, dabar viską lėčiau. Irmi pirštinių. Žiūrėk į mikroschemą, tyrimą darom. Žunių. Ai, va, tai mes ir laikrodžių negalėsim nustatyti. Jau nebus laikrodžių, supratau.
Važiuosim, taip sakant, be valandų. Nu, ponas elektrikas. Drąsiau, daugiau meilės. Vis tiek čia jau kaput. O prispaudėjęs. Čia panašu. Man, kad reikia surinkti atgal, tai... Nu, tai surinkti čia baik. Pilnas YouTube'as šitos problemas. Iš to kontakto vietą. Ir net... Man nuplyš. Tai? Pati pradžia. Yep. We found it. Teks pirkti. Žodžiu, problema kainuos reiks eBay pažiūrėtų į sekundę. Lietuvoje nelabai šitų detalių yra. Gumytę rožinę. Užspausim su ją. Nevidė mašinos. Oi, čia ne mašina, čia penis. Nereikia apšviest. Ką iš to, gal reikia? Ant užtenka šviesos. O palatechui reikia greičio, ar ne? Turi matyti vis tiek. Turi matyti. Nu, taip, nu koks tu asilas važinėsi iš pojūčio, ne? Nu. Pažiūrėjau eBay, tai kainos nuo 5 iki 100, realiai plius siuntimas, tai 1/4 automobilio kainos, skidelis. Va, įrodymas, kad tikrai buvo nuplyšęs. Ne, neturim. Neturit, supratau. Nėra. Viso, ačiū. Nu va, pirmas skambutis nėra, tai jau problema ryškėja. Alio. Sveiki, Sveiki. gal turėtumėt Twingo pirmos kartos spidometrą? Skambinkit už 10 minučių. Atsakysim, pažiūrėsim. Gerai, ačiū. 99 domina viršutinis spidometras. Pats geriausias. Supratau, gerai. Deficitas. Okay. Tipo, skirtingi skelbimai yra gydė Autoplius, noriu pasakyti. Tiek Twingo ar Dom? Panašu. Matom. Sveiki, gal būtų Twingo pirmos kartos spidometras? Taip, žiūrėt, iš tikrųjų, gal, jeigu galėtum žinutę brūkšteltum, aš pažiūrėčiau tau perskambinčiau dabar už vairo. Gerai, paliksiu. Okay. Ačiū, iki. Dar Skambini, gerai, bandom dar ieškoti. Kol kas visi kaip ir Twingo turi, bet neturi informacijos. Bizį. Ar ko nors iš jūs žino. Rašo skelbime, kad viskas yra. Skambinam. 001 neskambinai? Ne. Skidelis. Greičio. Sveiki, tai skambinau dėl Twingo skidelio. Taip, turim skidelį. Turit šitas greičio, kur viršų yra, taip? Pas mane gaunasi, nežinau, ar aš šitą žiūrėjau. Grynas ekranėlis su laikrodu. Jo, šitas. Šitas, jo. Tai gerai, kiek pinigų? 20. Adresą galėsit žinutę atsiųsti? Tai kol Tadas tvarko tą radiją, bando įsimt. O kam jie tvarkyti? Kodai įvest. Kodai jas? Nu, Kodai įvest. gerai. Tai aš einu pradėti jau jos alimą pačios Twingo. Tai kadangi čia nėra vietos normaliai įsivalyti ir įsisirpti, yra paprašau tiesiog atsisukti vaštus. Kur tas kodukas? Ant šonų. Čia viršus, ne šonus. O, tai čia. Kas čia? BT? Koks čia hieroglifas? 7-1. 7-1, o tai čia 8 gal? Čia 5. Tipo. Čia užžikyras skaičiu 4. Tai ten būna, bet tai čia raidžių tai nėra. Nu, tai gerai, nu, tai gali ves 4-7-9. Žiūrėk, eina skaitmenis, jo, tik skaitmenis eina. 4-7-9. Per toli čia viskas. Bet gerai. Ai, nežinau, čia kur fotikas, ampiam griežtas toks.
Tadas išvažiavo pasimti spidometro, o mes einam toliau valyti, sirpti mašinas. Hebra tvarkosi, noriu dar kai ką papasakot, tai kodėl išsirinkau Twingo. Manau, mane patraukė tai, kad yra prancūzas. Prancūzų labai, kaip sakyti, aš nemėgstu. Ir norėsiu iš jo padaryti viską, ką tik sumąstysim. Aišku, laikantis riboto biudžeto. Navigacija. Tai va, tai bus matyt, čia bus, manau, vienas įdomiausių žaisliukų. Ir spėju, kad jisai bus pats stipriausias. Exploreriui bus, manau, visokių iššūkių. Ir Janukui, manau, nieko nenutiks. Ta prasme, galima bus daužyti, skandinti, navigacija. Ir jisai atlaikys, aš tik manau. Nes jis tiesiog prancūzas, jau jis pakankamai senas, jau visos ligos jau jam buvo, visas kažkas ištaisė. Mums beliko jį pribaigti. Tai va, keliamės į garažą. Realiai neįsivaizduoju, kaip oro filtrai šiandien. Šiaip švarus, tai. Neplanavom keist, bet ir nekeist. Twingo, pėdis, Twingo, 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 pėdis. Dešrelė, stilingas kaip dešrelė, pusryčių stalo, Twingo, pėdis. Juodas dar, bet pėdis juodas. Turėtų būti didelis, čia šitas mažas. Atlaikė Fordukas, atvažiavom Twingo skydelio ir dar gal pečiuko valdymo mums trūksta tokio. Gal dar ir tą sutarsim už protingus pinigus, nes tikrai nenoriu už tą nesąmonę daug mokėti, bet reikėtų, kad galėčiau nusistatyti pūtimą į priekinį stiklą ar dar kur nors į kojas, jei sušalsim. Vis tiek žiema bus tuoj, jau realiai dabar šalta. Ar jums patinka ruduo? Nes man tai nelabai. Visą laiką lyja, šalta, drėgna. Ir virusai. Pats geriausias dalykas. Puikios naujienos, turim skydelį. Kažkoks toks. Nevermind. Žodžiu, važiuojam su Exploreriu paexplorint. Čia yra keliukas kažkoks tai aplinkui pagrindinį kelią. Smagus džiukas. Va, tai tavo atradimas. Pa, nėrėm į kitą. Panašu, kad kelias labai dingsta. Turatės pasirodė. Ilgot. Inspekcija. Tikrinam Twingo. Įvertinsim, ar pasivažinėjau valandą viršaus. Dikai ar nedikai. Dar sumokėjai. Dar sumokėjau. Dar bandžiau nusiderėti dėl šitų. Jisai turėjo šitą irgi valdymą. Bet jau trūksta vieno dangtelio. O pirmas ir antras. Spėkit spalvą. Kokios spalvos šitie valdymai? Geltona? Ne. Geltona per daug paprasta. Vyšniniai. Kol
Little Star, veikia skydas, kaip gerai. Biškiai apšvietimo trūksta, matau, reikės įdėti. Yeah. Tai iš karto darom nešktas lemputės. Nėra kuro. Pala, negis. Raudona lemputė. Yra kuro, dega lemputė raudona. Aha. Tiek ir yra. Kiek yra tiek kuro. Varkinis maišyti. Iki techo užteks tik kiek yra. O paskui kaip Dievas bus. Važiuos ar nevažiuos. Šokam į vidų. Į kitą. Mums reikės skudurėlio. Skudurėlis čia. Palauk, Irmantai. Lauk. O nesimatys tas užrašas? Twingo. Twingo. Nežinau. O gal paliekam? Geltonas tinka prie rankenų. Ar jūs matėt kokias geltonos rankenos? Spėju, čia kažkoks plastikas netoks ir nuo UV tiesiog pakeitė spalvą. Ne? Čia komplektacija? Mačiau, pirkti yra tokie. Čia tipo Twingo bairis geltoniai šitai. Manęs negrįžt gauna, bet jeigu matai, kad tu vyšniai. Jo, aš mačiau vyšnimis šiandien. Tai gal visus duris? Tai palauk, duris nuo penis. Ne, yra. Ne, šita pusė nekeista, nes lipdukas tęsis. Ne, Palauk, tai nenuvaliau to. Ką tu vali? Ką valyt? Tai pažiūrėjau, 01. taigi nesimatys. Ką nesimatys? Tai gal braižys. Taigi gražiau. Nuo tau važiuoju. Nenusivau. Primins visada, ką vairuoju. Ai gerai, tavo buvo. Koks keistas dalykas, visada man tenka į kažkieno jau lystą automobilį patekti giliau ir visą laiką trūksta varžtų. Visą laiką man reikia savo varžtų dar atnešti, įdėti. Kodėl taip žmonės daro? Nu, pasiruošęs? Jo, pasiruošęs. Pateikite mum. Taip. O, kokia švari virutė. Nemetilma padidėjo. Išbringo. Twingo, pabringo. Matas, bet tokį turi charakterį, žinai, tas užrašas. Sukom 6, o tu dabar dar čia krūvą atsineši. Čia spėrti po dar? Dar reikės ir tai? Ne, užtai. Tu langą pradursiu tiesiog. Nustatyti. Ten reikia paspausti, bet... Nieko čia nepaspausiu. Taigi va. Ką? Ką? Ne tas. Nu, Ui, kiek valandų daug? tau čia 12 ar Čia 24 ar ne? Jo, 24. 15:00. Ja, ir radės reikia. O šitai nesivalo? Ne. Bimba, žiauriai tavo muzika štai nežinau. Prancūzų, anglų. Nu va, po šiek tiek darbų turime veikiantį greičio skydelį bei švarų saloną, kuriame galima maloniai jausti. Bet tai tik pradžia. Mūsų dar laukia keletas smulkių darbų, kad praeitume technikinę apžiūrą. Tai realiai kažkas su stabdžiais, galbūt patept ir dar viena smulkmenėlė, bet apie tai vėliau naujoj mūsų serijai.